Tai turbūt galime pradėti ir aš iš pradžių pasidalinsiu keliom savo mintim, kurios kilo, kai aš pirmą kartą žiūrėjau šį filmą ir dabar dar jų daugiau atsirado, kai žiūrėjau antrą kartą. Ir gal tai tegul būna tai kaip tokios įžanginės mintis ir aš labai tikiuosi, kad jūs prisijungsit prie manęs pasidalindami savo mintim, jo labiau, kad matau čia salėje daug pažįstamų veidų, kurie, žinau, kad bent jau taip tikiuosi, kad turėsit irgi daug minčių apie šį filmą. Tai gal pradėti norėčiau nuo to, toj vietoj, kur pasibaigė filmas, lyg ir būtų galima tokį kelti klausimą, ar galėjo visą tai padaryti vaikai, visus tos nusikaltimus, ar gali tai būti? Lyg ir atsakymas toks pirštųsi taip, gali tai būti. Visai panašu, kad galėjo bent dalį tų baisybių padaryti vaikai. Tada kitas klausimas, o tai kodėl vaikai tokie žiaurūs? Kodėl jie elgiasi taip žiauriai ir kodėl meluoja? Ar jie taip kažkaip šaltakraujiškai, naglai, mes pasakytume, meluoja? Iš kur visą tai atsirado, jo labiau, kad vaikai pastoriaus, padoraus žmogaus, kuris labai toks vadovaujasi kaip ir gerom vertybėm ir taip toliau. Ir turbūt tie klausimai, ne turbūt, bet tai yra tikrai klausimai, kuriuos mes labai dažnai girdim. Ar gali tai būti, kad mūsų vaikai tokie žiaurūs? Kodėl jie tokie yra? Ir iš vis, kodėl tiek daug baisybių pas mus vyksta? Ir kartais galim tiesiog su tokiu, netgi sakyčiau, naivumu ir viešoje erdvėje tos klausimus užduoti. Iš kur visą tai atsirado? Juk mes stengiamės būti padorūs, geri, mes filme matom labai daug tokių gražių manierų, ar ne? Atsiprašau, ačiū, ponia, praeikite, išeikite, atsisėskite, būkite, viskas įvilkta į tokį labai daug gražių manierų. Ir mūsų visuomeniai taip pat mes matom, kaip mes stengiamės daug išmokyti vaikų, daug gerų dalykų, gražių, kaip elgtis, kaip nesielgti ir taip toliau. Kita vertus, tas klausimas turbūt tie klausimai stebintų savo naivumu, todėl kad visą tai, jeigu mes vadovaujamės tą mintim, kad visą tai, kad visus tos baisybės galėjo padaryti vaikai, tai mes visą tai matom jų tėvų elgesyje. Visą tai matom visiškai aiškiai jų tėvų elgesyje. Tai yra, kad vaikų prievarta visiškai nesiskiria nuo tėvų prievartos. Ir tėvų prievartos šiame filme tokios rafinuotos, jos yra labai daug. Ir vienais atvejais jinai akivaizdi, kai daktaras prievartauja savo dukterį, kitais atvejais jį tai gal mažiau akivaizdi, arba ją galime vadinti bausmėmis už nuodėmes, kai matom, kaip pastorius auklėja savo vaikus, lyg ir viskas yra nuodėmės, yra prasižengimai, už kurios turi būti nubausta, už kurios turi būti nustatyta bausmė, bet iš principo tai tik pavadinimas. Realiai mes matom prievartą. Prievartą, kur šiaip jeigu turbūt reikėtų išrinkti šito filmo didžiausią prievartautoją, tai aš savo balsą atiduočiau už pastorių turbūt. Nors jisai realiai kaip ir atstovauja tai, ką mes turbūt dažnai ir mūsų visuomenėje galim girdėti tą žodį šeimos vertybės, dorybės, Dievo žodį ir taip toliau.
tų tokių dorovės, moralės, kaip ir jos kaip ir sklandytų labai daug filme, ta prasme, kad daug kas yra daroma vardan vertybių, vardan moralės, vardan dorovės, žodis dažnai irgi skamba dėl to, kad taip yra derama, bet realiai vieno labai komponento trūksta, jeigu galvoti apie dorovę, moralę. Praktiškai filme aš, antrą kartą, kai žiūrėjau, tai net kaip detektyvas truputį buvau, galvojau, reikia atrasti tą momentą, kai kažkas kažkam atleidžia. Filme nėra nei vieno momento, kai kažkas kažkam atleidžia. Yra daugybė momentų, kai kažkas baudžia, keršyje, keršto scenų daug, bet atleidimo, kuris šiaip jau yra vienas iš, bent jau kaip aš suprantu, iš krikščioniškos moralės pagrindinių kertinių akmenų, aš neprisimenu nei vieno epizodo šitam filme, kai kažkas atleidžia. Ir toj vietoj labai tokia simboliška scena, jeigu jūs prisimenat, kai vyksta konfirmacijos šventė ir pastorius duoda vaikam gerti vyno taurę ir sako, gerkite šią vyno taurę Naujojo testamento, prisimenu pažodžiui, kai atleidžiama už jūsų nuodėmes. Iš principo, Naujasis testamentas yra atleidžiama už jūsų nuodėmes, bet filme nėra to atlaidumo, nėra nei vieno momento. Tai ta moralė daugiau atrodo kaip toks prievartos pateisinimas, kai už prievartos fasadė mes matom kažkokius lozungus, bet realiai už juos stovi prievarta. Čia, kai tą sakau, sunku nematyti tokio neseno vaizdo, jums gerai turbūt irgi pažįstamo, kai du šeimos moralės sergėtojai veržėsi per pastatytas užtvaras, šaukdami už šeimos vertybės ir mėtydami, skatindami, žodžiu, mėtyti akmenis ir taip toliau. Labai panašu, kaip ir lozungas vienas, bet už jo eina visiškai kažkas kita. Kitas gal psichologiškai toks man įdomus momentas šitam filme, tai apie tokį žinojimą ir nežinojimą. Ar gali tai būti, kad vaikai, viena versija vaikai meluoja, ne? Sako, kad jie nieko nepadarė, o iš tikrųjų padarė. Ar gali būti taip, kad jie nebūtinai meluoja, prasme, jie ir iš tikrųjų padarė kažką blogo, bet iš tikrųjų tiki, kad nieko nepadarė. Juk jų tėvas, jeigu taip žiūrėti, irgi yra, ar jisai meluoja. Aš manau, kad daugeliu atveju jisai įsitikinęs savo šventą teisybę, vardan ko jisai visą tai daro. Ir čia mes žinom iš psichologijos apie žmogaus psichologinius gynybos mechanizmus, kai žmogus turi kažką tai, kažkokius impulsus, kažkokius jausmus, kurie jam pačiam yra nepriimtini. Ir tada jisai jų kaip ir nejaučia. Ar pykčio, ar pavydo, ar dar kažkoks, jų nėra. Nors tai žmogiška, kiekvienas mes įvairių turim jausmų ir impulsų, bet kartais žmonės taip gali patikėti, kad jie to visiškai neturi. Šventai, ne tai, kad jie slepia savo kažkokias jausmus, impulsus, nuodėmes ir panašiai, bet šventai tikėti, kad jo nėra. Bet tada labai gerai matyti visą tai kituose. Puikiai matyti kituose. Savyje nematyti, bet matyti kituose. Ir jie kaip ir nemeluoja. Tiesiog, mes žinom iš psichologijos, kad tokie gynybos mechanizmai, kai savo nepriimtinus jausmus ir impulsus, kurių mes nenorim matyti savyje, mes juos išprojektuojam kaip į šį ekraną, išprojektuojamas filmas, mes juos išprojektuojam į kitus ir labai gerai matom kituose. Ir tada mums atrodo, kad su mumis viskas tvarkoj, mes esam labai šventi, dori ir moralūs, bet visi kiti yra pikti, labai daug prievartos, labai daug pagiežos, labai daug įtarimo, labai daug pavydo ir
mes turbūt labai dažnai ir šiomis dienomis girdime to paties, kiek daug aplinkui tokių vat, yra žmonių. Tai tame filme tas irgi yra labai ryšku, nes iš principo irgi toksai momentas praktiškai, man turbūt būtų sunku čia irgi išskirti tokią sceną arba prisiminti, kur kažkas aptinka savo kažkokią kaltę. Aptinka kaltę, jie išgyvena, aptinka savo kažkokią nuodėmę ir taip toliau. Galėsit galbūt pataisyt, gal aš praleidau kažkur tai, bet užtat, kai aptinkama kitų nuodėmės, tai yra nuo pradžių iki galo. Nuo pat filmo pradžios iki pat galo yra aptinkamos kitų nuodėmės, bet tik tai ne savo. Ir su tokiu šventu tikėjimu, kad visos blogybės ateina iš kitur. Tai, tarp kitko, vėlgi, jeigu grįžtant apie mūsų visuomenę, tai tas, man atrodo, to galima irgi labai apsčiai surasti. Filmo pabaiga, man atrodo, itin dėsninga. Tai yra, kaip miestelis išsprendžia visų baisybių problemą. Gandais, kad visą tai padarė tie žmonės, kurie jau išvažiavo iš kaimo, tai yra gydytojas ir akušerė. Jų nėra, reiškia, vėl su mumis viskas tvarkoja. Pas mus nėra jokių problemų, jos atsirado, jie išvažiavo tai ir visos problemos ten išvažiavo. Vėlgi, ryškus to paties pavyzdys, tokia ir nuostaba, ir pasipiktinimas pastorius, mano šeimoje taip negali būti. Mano kaime taip negali būti, manyje taip negali būti ir mano šeimoje taip negali būti. Net negaliu prileisti minties, kad pas mus taip galėtų būti. Vėlgi, jeigu taip pasižiūrėtume, tokia visiškai klasikinė situacija, jeigu iš psichologinių konsultacijų, kai ateina tėvai, pasakoja problemas su vaikais, išgirsta, kad jų yra dar daugiau, sako, taip negali būti, mano vaikai netokie, bet kai pradedi žiūrėti į jų pačių elgesį, tai kaip ir niekas labai nestebina, viskas tiesiog atitinka vienas prie vieno. Panašiai, visai nesenai, tarp kitko, irgi konsultacijoj toksai paauglys piktinosi savo seneliu, jisai kartu gyveno su tuo seneliu ir sako, mano senelis vadovaujasi tokia logika, kad jeigu kad jisai visą laiką teisus ir net jeigu akivaizdžiai jisai yra neteisus, aš vis tiek turiu priimti tai, kad jisai yra teisus, nes jisai yra vyresnis. Tai, man atrodo, čia šitam filme tas eina per visus lygmenis, ne tik vaikų ir tėvų, bet iš principo tas hierarchinis lygmuo liepimo. Jeigu aš tai pasakiau, reiškia, jeigu aš turiu valdžią, formalią, realią, jeigu aš tai pasakiau, reiškia, taip ir yra, taip ir turi būti. Ir nesvarbu, tai nepalieka jokios galimybės pamatyti, kad galbūt aš kažką ne taip darau, kad galbūt manyje kažkokia tai problema. Žodžiu, vienintelis toks gražus momentas, tiksliau du, bet su to pačiu mažu berniuku, kurio aš pirmąjį kažkaip neužfiksavau, nes mane visas tas smurtas užgožė. Kaip jis toks vienas atsirado tam kaime? Nes tie du gražus, su to paukščiuku, jisai paprašė prižiūrėti paukščiuką ir paskui padovanojo paukščiuką. Na, bet tie du gražus momentai, bet kažkaip dabar mane labai palėkė. Kaip jis džiugėsi atsakomybę, kurią gavo, jam pasakė, kad tai yra atsakomybė ir jis nušitą vedęs tiesiog. Jis džiugėsi. Žinau, šiaip, jeigu tą pratęsant, tai bent jau man, aš ten mačiau tokių ir dar daugiau gražių vietų, ta prasme, kad filme labai daug prievartos, bet tai nėra vien tik tai, pavyzdžiui, nežinau, čia skonio reikalas, bet yra ir meilės istorija. Ne, visai tokia irgi graži. Galų gale irgi labai įdomus man momentas toksai su klaustuku, gal ne iki galo, aš taip irgi kažkaip jisai man aiškus, bet tie momentai, kai filme yra mirties scenos, kai vyksta mirtis,
ten yra kažkokios tokios įdomios pauzės, kai viskas nutyla, nurimsta ir kažkoks dingsta ta prievarta ir kažkoks kitas ritmas filme prasideda. Ir man vienas iš tokių fantastiškiausių momentų irgi yra gydytojo sūnaus Rudžio pokalbis su gydytojo dukra Ana apie mirtį. Unikalus momentas tuo, kad jame skirtingai nuo daugelio kitų momentų, kur yra daug labai veidmainystės ir tokio melo, ar atviro, ar pridengto, ar tokio tiesiog veidmainiavimo, ten yra toksai labai tiesus pokalbis apie mirtį dviejų vaikų iš principo, 14 metų ir žymiai jaunesnio berniuko, kuriame nėra jokio apsimetinėjimo, jokio kažkokio įvilkimo į gražią, padorę, deramą formą, o tiesiog pokalbis apie mirtį su tikrais jausmais, su tikra baime, su tikru klausimu, ar taip ir man gali būti. Man nesinorėtų tai vadinti prievartos filmu, bet daugiau tokio emocinio šalčio filmu. Ir galvojimas toksai, kad iš tikrųjų, kaip gerai mes dabar gyvename. Aš tai galvoju, ta mintis buvo, kad pažiūrėkim, kaip mes dabar gyvename ir kaip tai panašu. Ir aš galvoju, kad vis dėlto Dieve, kaip mes dabar gerai gyvename, kaip vis dėlto mes šnekamės ir susišnekam karts nuo karto. Ir iš tikrųjų, kartais leidžiam savo nežinoti ir klausyti vaikų, klausyk, aš tikrai nesuprantu, ką tu turi omeny. Nebūnam visi vis dažniai prie upelio, kas ten, atrodo, filme buvo toj visuomenėje taip savaime suprantama, nes jeigu aš nežinosiu, kad neservysiu niekas, mano autoritetas nukris, aš privalau viską žinoti. Ir iš to pačiu tada kyla tas emocinis nežmoniškas šaltis. Aš iš tikrųjų širpau per visą filmą, man darys nežmoniškai šalta, aš turėjau paltarį fiziškai užsidėti, nes buvo be galo šalta. Tai tos kelios scenos iš tikrųjų to mažo berniuko, to pokalbio apie mirtį, o jų toksai buvo kitas tas kontekstas, iš tikrųjų, kas tikrai pagreibė emociško visą kitą, tiesiog tikrai norėjosi, kaip toj gynybiniai teorijai, sakyti, ne, čia ne mūsų, čia ne apie mus, ačiū Dievui, kad mes ne ten. Ir iš tikrųjų dar ką nors atšvęsti tą dalyką, kad ačiū Dievui, aš gyvenu dabar, šitame, kad mano vaikai kitokie, kad mes šnekamės, kad mes šeimoje šnekamės, visko būna, bet iš esmės mes šnekamės. Ir tas pagrindinis man dalykas yra ne prievarta, bet nesusišnekėjimas, nesupratimas. Ir man vargšas tas pastorius, tikrai vargšas, jisai pats įkritęs į toks pačius savo spąstus, jisai negali niekur atsitraukti ir pasitraukti. Tas pats, kas ten dar buvo, baronienė, visi tokie kažkoks jausmas yra, kad yra įkritę į to laikmečio spąstus. Ir man prievarta per žodis, man tai žodis toks yra, žmonės yra savose varžtuose suveršti, į savo kažkokius gniaužtus uždaryti ir kankinasi ir yra tų spinduliukų. Ir man tenai, nežinau, aš ten motiniška mano dūšia, pati 3 vaikus auginu ir man tas jausmas buvo, Dieve, aš tą vaiką apkabinčiau, užbučiuočiau už tą paukštelį, žinai. Ir tas, atrodo, tiesiog, čia man taip suskaudo širdį, praškai labiausiai. Ir ten kitoj scenai, kur sesuo kalba su broliu ir vėlgi to apkabinimo, tiesiog elementaraus žmogiško, žinai, bet ten buvo skaudžiausios scenos kažkaip. Aš kažkaip susimaščiau apie tai, kodėl pats filmas, kuris iš esmės yra apie prievartą, vadinasi Baltas kaspinas. Ta prasme, lyg tai tyrumo simbolis, ar ne? Ir kažkaip pagalvojau, kad ir ta pati pastoriaus, ta procedūra, kurią jis atliko su vaikais užrišdamas baltą kaspiną, tarsi pareigodamas juos pasitaisyti, ar ne? Kitų vaikų atžvilgių tai yra lyg tam tikra etiketė, ar ne? Kad tie vaikai išgyvena kažkokį laikotarpį, kada jie turi pasitempti. Ir kažkaip filmo pabaiga labai gražiai iliustravo tai, kad apskritai gyvenime, visuomenėje mes labai mėgstam klijuoti etiketes. Prisidengdami moralumu, ar ne, kažkokiam vertybių sistemom, bet, tu prasme, visa tai yra etiketės, kurios viena vertus lyg ir palengvina gyvenimą, nes, problemos yra numetamos, ar ne, yra paprasčiau, bet kažkaip užrišdamas kaspiną savo vaikam, pastorius jisai pareigoja tuos vaikus su savo problemomis kapstytis pačius. Jisai nepadeda jiems tvarkyti su tom problemom. Jisai neleidžia tiem vaikam ateiti ir užduoti tų klausimų, kurie tiem vaikam kyla. Ir kažkaip pagalvojau, kad ir pačioj filmo pabaigoj
labai gražiai atbrėžiama pati visuomenė, kurie užklijuoja etiketes, randa kaltininkus, bet neieško priežasčių, kodėl taip vyksta. Ir kažkaip, man atrodo, būtų svarbu kalbėti apie tai, kas įtakoja tą prievartą ir tai, kas vyksta. O ne kalbėti apie tai, kas vyksta ir kas yra kaltas, ta prasme, nes tai daugiau yra paviršius negu pačios priežastys. Toks labai sunkus klausimas, kodėl taip vyksta. Aš, pavyzdžiui, labai pritariu tai, ką labai surezonavo ta mintis, kur Agnė sakė. Šiaip tai, man, kai pirmą kartą pažiūrėjau tą filmą, tokia pirma mintis buvo, kad iš tikrųjų visi yra pavargę nuo tos prievartos. Man vis dėlto ta prievarta, nes ir tas šaltumas jis yra toks, kad jisai jau toks prievartaujantis. Ir tikrai yra tas jausmas, kad visi pavargę. Niekas nėra laimingas, niekas nėra ten triumfuojantis ir patenkintas, visi išsikankinę ir pavargę nuo to. Bet tas ratas užsisukęs prievartos. Ir atrodo, kad sunku sustoti. Ir čia tikrai negali pasakyti, va tas kaltas, o tas nekaltas. Jie visi tame dalyvauja ir sukasi. Mes galim atrasti, kad ten tas atkeršijo tam, tas prievartauja, nes patyrė prievartą iš to ir taip toliau. Ir negalim, nėra įmanoma atrasti to pirmo taško, nuo ko viskas prasidėjo. Kažkas dar turi. Aš trumpai tiesiog apibendrint visiems iš tikrųjų. Aš porą vietų, gal dar kartą reikia tą filmą pažiūrėti, bet aš tai šiaip visai paties pastoriaus personaže pamačiau tokios vilties netgi iš tikrųjų, kad tas ratas jisai skilinėja, kad kažkur tame yra, tos vietos, aišku, buvo susijęs su tuo mažuoju vaiku. Kai jisai atnešė paukštelį, kai jisai paprašė ginti paukštelį, tai buvo viena toks, gal ne tiek, bet man tai labai stiprus epizodas buvo, kai jisai atnešė tą paukštelį padovanojo. Ir tada atrodo, toks kažkoks visiškas vilties spindulys ir pastoriaus veide buvo. Bent iš mimikos kažkokios toks. Gal aš aišku norėjau tą žinoti. Vaikai šitam filme nėra tokie iš principo blogi by default, norėjau sakyti. Jie turi to gėrio savyje pakankamai. Ir yra viena pradžioje scena, kai kaltimo, kai su vėla yra užkliudomas ten arklys ir susižeidžia žmogus. Vaikas lipa tuo tiltu, tikrindamas, ar jis gerai pasielgė. Ir manau, kad toje vietoje jis savimi nėra užtikrintas ir jaučia tą kaltę. Bet kadangi jo šeimoje yra diegiama, kad Dievas, nes pastorius yra tėvas, kad Dievas yra tas, kuris mus teisė arba išteisina, arba nuteisė, tai jis tiesiog pasitikrina ir jau nuo to momento jis pasijaučia teisus ir, sakykime, savyje nužudo tą gėrį visą. Kad jie yra nelaimingi ir kodėl jie yra nelaimingi, tai ko gero čia visai daug buvo įvardinta tų priežasčių. Bet man tas darbas labai užkliuvo, tai yra nežmoniška baimė kiekviename žingsnį. Vaikai bijo tėvų, tėvai bijo tiesos, visuomenė bijo tiesos, o kas čia tai padarė, kas čia galėjo tai padaryti. Tai man ta baimė tokia tikrai smelkianti ir šalčiu, ir prievarta. Iš tikrųjų kažkaip pagalvojau, kad pakankamai mažai globėjiškumo filme iš tų asmenų, iš kurių jo kaip ir turėtų būti. Ta prasme, tie asmenys, kurie turi globoti, Dievas, tėvai, jie kaltina, baudžia, kažkaip varžo apie tai, kad kodėl taip yra. Kažkaip, nežinau. Jūs minėjote pastoriaus vaiką, kuris dovanojo kaip paukštelį savo tėvui. Ir minėjo, kad kaip ir tai yra prošvaistė viltis išeiti iš to uždaro smurto rato. O aš kaip tik įžvelgiu priešingą efektą, nes pastoriui kaip ir vaiką atsiuntė motina kaip vienintelį galintį spręsti, ir vaikas turi teisę paukštelį laikyti, tai pateisina jo kaip autoriteto ir galiausiai jis gauna tą paukštelį ir jisai gali pasijusti, kad jis elgėsi teisingai, kad jo auklėjimo metodas duoda gerus rezultatus, kad vaikai supranta tos jo diegiamas krikščioniškas vertybės ir tuo pačiu po to trukdo pamatyti, kad neskaitant to, kad yra gėrio, jo vaikas ten labai norėjo padėti tėveliui ir panašiai, bet gal kiti jo vaikai nėra tobuli ir yra problemų jo paties šeimoje.
ir tą smurto ratą gali tęsti. Tai jo, ta prasme, čia, aš sakau, aš tik tai tą spindulėlį mačiau, labai aiškus faktas yra tai, kad vaikui, kai vaikas prašė tą paukštelį auginti, buvo pasakyta, kad kai jisai pasveiks, tu jį turėsi paleisti. Pats gavęs sveiką tą paukštelį, jis į namą uždavė didesnį šiek tiek, vis tiek į namą. Į galą aš irgi pagalvoju, tikrai tai labai tinka ir mums, nes toks klausimas iškilo, kokios yra ribos, pavyzdžiui, kur yra didesnė prievarta, pavyzdžiui, tikrai labai baisu yra kažką nužudyti, ar ten, kur kažkam pasakai žodį, pavyzdžiui, švilpinė, ten buvo visokiausių formų, jeigu taip pabandytumėm pagal lygį išdėlioti, nuo švilpinės atimimo iki žodžio, iki ten nužudimo tiesioginio, pasiėmimo su peiliu nužudimo. Ir mane įtikino filmas to, kad iš tikrųjų tos ribos labai neaiškios ir kad tikrai mes kiekvienas turim tų neigiamų dalykų, to kažkokio polinkio, agresiją, kur Pauliau ir tu tą mintį išryškinai, kad kažkaip gal nenorim pripažinti, lengviau kitose matom, bet kiekvienas turim. Ir tas mane išgąsdino. Nenauja aišku ta mintis, bet kažkaip turėjau pripažinti, kad tikrai ir aš to turiu, kartais nesinoriu to matyti. Ir tokį kelią aš matau irgi viena vertus, tai atrodo, aš netikiu, kad mes galėsim kad nors visiškai išnaikinti prievartą. Ir atrodo, tai yra beviltiška. Nes mes kiekvienas turim gal iš principų, iš prigimties. Bet antra vertus, toks manau, kad išeitis yra tikrai nuolat atkakliai stengtis kurti tą gėrį. Vis dėlto žinant, kad iki galo niekada nesukursim, bet vis tiek atkakliai kurti. O toks savotiškas kelias, aš tokį kelią matau. Nes tokių ribų nėra, bet jeigu mes nekovosim nuolat atkakliai savinė ieškosim to blogio, nerausim jo, tada jis pradeda augti. Tai bet jau, kad jis neaugtų, mes turim nuolat būti budrus ir žiūrėti save, kur ten jau nejučiom kažkaip, nes būtent, kad nejučiom po truputį, nepastebint, pradeda kalintis kaip piktžolės kažkokios tas blogis. Tai įtikino filmo autoriai to, kad tikrai mes kiekvienas jų turim, tik tai formą galbūt. Ir ne taip svarbu laikmetis, kad ten buvo kitas, gal truputį kitaip tai atrodo, bet mums tada dar atidžiau reikia žiūrėti, kokiom formom pas mus tai reiškia. Aš dar gal Donatai, kaip noriu pratęsti ir savo mintį pasakyti apie tai. Man atrodo, bet iš tikrųjų tas momentas dėl prievartos tų formų, kartais ta atvira, tokia brutali prievarta, kuri aiškiai, ta prasme, matosi ir panašiai, ji tokia netgi mažiau žiauri atrodo negu tokia rafinuota, paslėpta, kuri tarsi kaip ir ne prievarta, tarsi kažkoks tai čia ar auklėjimas su rykšte, ar ten dar kažkas tai, kur viskas tokioj gražioj formai, bet jinai tokia... Prievarta su pasiteisinimu. Dėl ko tai yra? Jo, ir jinai tada dar žiauresnė iš tikrųjų atrodo. Dėl to kelio, kaip tu sakai, kaip išeiti iš to prievartos rato, tai man viena tokia irgi vienas, nežinau, kelias ar būdas, tokio atlaidumo savo ir kitiem. Iš principo, juk ir čia daugelis herojų yra labai neatlaidus savo. Neatlaidus ta prasme, kad tikras atlaidumas, kai aš priimu, kad aš turiu kažkokį jausmą, impulsą ar panašiai, ir aš priimu. Jisai gal netobulas, ne itin moralus ir geras, bet aš priimu ir kažkaip galiu atlaidžiai priimti, kad aš kartais kažką galiu ne taip padaryti. Tai man čia visi herojai yra labai neatlaidus savo ir tada labai neatlaidus kitiem. Ir iš principo to esminio, kertinio dorovės ir krikščioniškos moralės akmens atleidimo jo nebelieka. Ir tada jinai tampa ta moralė tokia netikra moralė. Lozungai, šalti, kažkokie įsakymai ir panašiai, bet nėra to šilumos, kurį ją užpildytų, to atlaidumo savo ir kitiem. Ir iš principo, irgi, čia dabar neprisimenu, kas įvardino tą momentą, bet manis taip irgi užkabino, kai Martinas eina ant to tilto ir iš principo tai jisai siekia atlaidumo, kad aš tikrinu, bent jau aš taip suprantu, kad tikrinuosi, ar gali man atleisti. Ir aš gaunu atleidimą, Dievas man atleidžia, jisai nenori, kad aš mirčiau. Iš principo tai, ko aš nesulaukiu savo artimiausio aplinkoje, atlaidumo iš tėvo, iš kitų, kad galbūt aš kažką ne taip padariau, bet tai nėra blogai. Tai nėra kažkokia tai mirtina nuodėmė. Tai to labai sunku sulaukti tokio aplinkoje. Ir tada jisai laviruodamas ant tų turėklų kaip ir sulaukia tokio
netiesioginio, bet bent jau siekia tokio atleidimo iš Dievo. Man, kadangi aš pati vos prieš kelias dienas grįžau iš teisės susitikimo Rotterdame, tai man labai susišaukė tai, ką aš tenais patyriau su tuo, apie ką tu kalbi, tai yra apie atleidimą. Ir lietuvių pamaldų metu mane labai palietė frazė, kad Kristus myli per mus, per žmones. Kad Dievas žmogų myli per kitą žmogų ir mes leidžiame jam mylėti, kai mes atleidžiam. Kai mes turime savyje pyktį, neatleidimą, kančią, mes neleidžiame Dievui mylėti per mus. Ir ko gero, tai irgi dar vienas iš tų dalykų, dėl ko atsiranda tas emocinis šaltumas, dėl ko atsiranda nuolatinė baimė, kaltė ir neleidimas būti laimingiams.